Nu kągi, sveiki visi, su jumis kanalas Muskimana ir šiandien darau dar vieną video. Tai šiandien atvažiavom į tokį priešgaisrinį prūdą, dirbtuvių kažkokių. Čia yra vienas, už jo antras ir trečias tokio pat dydžio, dideli prūdai tokie. Tai nesam čia buvę, ne per toliausiai nuo namų, bet kažkaip nežinau net, kad jie čia randas. Papasakojo dedukas vienas, tai atvažiavom bandyti. Turim dzikų, sliekų ir bandysim čia gaudyti tokiuose betoniniuose prūduose. Žodžiu, sakė, kad karosai, realiai vien tik tai karosai ir visuose trijuose. Tai pabandysim, pagaudysim, pasigaudysim karosiukų ir žadam vėliau ant gyvos varyti lydekų gaudyti su tais karosiukais. Tai va toks ir dienos tikslas. Nu ką, pirmas žuvis yra. Tai visai toksai jau nelydekinis ant 3 sliekų. Ui, tu savo seniai apvalus kokie. Iškelisim. Ui, pažiūrėkit žmonės. Nu ką galiu pasakyti. O, atsikabins to jaučiu. Čia jau biški didesnis negu ant gyvos. Jeigu tokie kips, tai man visai, žinokit, patinka. Gražu. Ant 3 sliekų, bet dar kol kas net nesišėriau, antrą meškę ir rišuos. Žodžiu, vandens pasiamt kažkaip į kibirą, tai reikia žuvį įdėt. Tai bandau nusileist, bet labai statu. Tai daviau iki krūmo, įsikipsim ir nusileisim. Jeigu krisim vandenį, tai bent jau su jumis kartu. Nu ką, susirišau kitą meškerę. 12 kabliukas, labai nedidelis. Pavadėlis 0,16, suktukas, gramas svorio, 0,4 ir 0,6 ir 1 gramą plūdelė. Tai va čia bus mažesniem karosiukam, o antrą meškerę paliksiu ant dugno su sliekais ir dzikais. Gal daugiau tokių delninių papuls, gal dar didesnių. Tai bandom. Nu, žodžiu, užsimečiau antrą meškerę. Op. Iškart plūdę panėrą. Pasidariau gal pusę metro gylį. Ir dabar bet kur įmeti tiesiog ar į vidurį, ar prie kranto. Pusę metro gylis, iškart kibimas. 4 dzikus uždėjau kol kas tik. O, ant kitos kiba. Jo, ant kitos jama nuo dugno. Raudė. Kokių raudė? Kuoja. Kuoja? Nu va, yra ir šitų parazitų. Kuojytą mažą papuolę. Nespėjau vėl kamerą sujungt, bet dar vienas karosas. Va tokie va burbulai, bet pažiūrėkit kokie stori. Neblogi šits ant 2 sliekų ir kokių 4 dzikų paėmė. Žodžiu, dom šį varę karosą. Karosas gražus, bet dabar problemų iškelt. Taip, tai čia slidu bus. Reik prieit biškį arčiau ir žva. Reikia rizikuot čia dasu. Amba gražus karosas, bet nu yra reikalų iškelt. Laukit. Op. Ir vėl jisai. Taip įbunčia ant tų betonkių žvejot. Tai čia ir graipština būtų padėjęs tas mano trumpų kotų. O! Toks standartas. Va. Pirma pagau, bet standartas. Nu va. Toksai karosiukas 300 gramų, man toks pat nuėjo. Ant vakarą gal pradės. Kai vaikystėj. Nu, bandom toliau gaudyti. Raudės paleidom, nes nelabai jos kibirė gyvent, karosam viskas gerai. Tai porą krito, bet viskas gerai. Viskas gerai, bandom gaudyti toliau. Nu, bandom dar. O, iškart kibimas. O, raudelė kokia. Atsikabino. Bet jau buvo delninė buvo. Matot, yra ir didesnių raudelių. Kol kas karosai tai tik tai ant gylio, kur visiškai nešėrių, tiesiog vidury prūdo palei dugną ant 2 sliekų su dzikais. O pirmas buvo ant 3 sliekų. Tai karosai kol kas gylį. Bet turėtų ir čia būti jų. Jeigu iki dugno daeitų dzikai, gerai būtų. Nes dabar ant besileidžiančio raudas atakuoja. Reikės sliekų primauti arba kukurūzą. Tada gal nueis iki dugno bent jau.
Nu vėl dabar užmečiau ir kaba rūda. Ai, pašarą vakas sureagavo. Nieko gero, čia su tom rūdam reik dėt kukurūzą. Ant kitos jamą. Kas čia buvo? Plūdę panėrė. Pagavau kažkokią žolę. Patempė karosas po žolėm. Yra vis dėlto kažkokių žolių, nėra visai švarus dugnas vidury. Nu, buvo kibimas. Atėjau su kitą meškerę, čia didelis kablys, sunkesnė plūda, galvoju, greičiau nuskęs pro tą smulkmę. Kažkas judina ir nukapojo sliekus. Matyt, smulkmės ten prisirinkę irgi. Kuoja. Bet kokia pailga, tokia nepavalgius atrodo. Nu ką, užsidėjau batoną. Ui, koks gražus. Bet apvalus tie karosai, man tai patinka. Pasimažinau kabliuką biškį, 10 numerį užsidėjau ir... Va, toksai karosiukas ant batono. Nu, da, vienas eilinis karosas, delninis. Va, tokie eina. Nu ką, da, vienas eilinis karosiuks, bet jų reikėjo šitą palaukti. Ant ziukų ir vienas lieka paėmė. Bandžiau kukurūzą, bandžiau vėl batoną, bet čia gurmanai turi eksperimentuoti, kol randi, kas jiems patiks. Da, vienas karosas delninis, didesnis gal negu deln. Gražiai, man irgi buvo kibimų dar. Kol kas nėra tokių rimtesnių. Bet gražus tokie. Bet taip greitkim. Nu ką, tai čia vienas prūdas. Čia šalimais antras prūdas. Ir ten yra dar toks pat trečias, bet jie visi vienodi betoniniai tokie. Dabar atėjau iki kito prūdo, pabandysim. Čia, bet čia matau vien tik žolės. Čia vanduo. Ten įkris būtų nefaina. Ir čia vien žolės, bet burbuliuoja. Vietom burbuliuoja. Bet labai daug žolių. Nu, bandykim užmest. Nu va, pirms kibims kitam prūdė. Kažką turim. Karosas koksai. Opa. Neblogas, sakyčiau, visai irgi toks. Kaip anam prūdė, gal netgi dar stambesnis. Iš kupros. Žodžiu, atvarėm pasigaudyti mažų karosiukų ant lydekų, bet nepavyko. Nu, bet visai neblogi karosai kimba, tai visai smagu gaudyti tokius delninius. Tai vat, vikščias tas. Prie trečio prūdo nėra prieimo, nes ten vien žolės. Nežinau, čia per betonkę bandyti eit. Čia jaučiu nelabai praeisim. Ten įkris būtų nefaina. Nebent. Čia pait. Čia labai smulkus tas. Kaip čia nomšio praėjo? Aš tavo galvoju, kaip reikėtų išimt žuvį, jeigu užkips, o man ir kimba. Visai neblogai. Nu. Po biškį veda, bet vėl sustoja. Vėl jamą. Turiu kažką. Nu, tokią tai dar išimsiu. Jeigu didesnį užkiptų. O, kas čia tampa. Tokios monstrės. Kuojytės. Žodžiu, trečiam prūdė vien smulkmė. Ir jos, nu, aišku, gal ir yra karosų, gal tenai palei žolės. Šiaip tenai žolės, tenai biškių žolių yra ir ten žolės. Visos pa viena galą. O ši čia visur daugiau per vidurį švarų, tai matyt betoninis dugnas ten yra. Tada čia irgi palei kraštų žolės. Ir po to vėl. Po to vėl tiesiog tuščia. Antram prūdė tik tai yra ten tų eglučių priaugusių, kurios šaknų neturi, tai jos tiesiog užsivysia. Čia tai nėra jų. Žodžiu, kaip suprantu, karosą geriausiai antram ir tam pirmam va ten gaudyt. O šitam
Labai daug smulkmės be proto, tik įmet iš karto. Bet šį burbuliuoja visai neblogi burbulai tokie. Gal ir didesnės žuvies, bet per smulkmenę prasimuši. Tai žodžiu, grįžtam atgal. Nu va dar, viens vakarinis. Man irgi kibimų yra. Bet kol kas uodai pradėjo baisiai valgyti visas kojas, aš be kelnių su šortais, tai skabo be rankai. Tokie mažiukai labai įkyrus, ten milijonais jie skraido kandžiai, nespėjai mušti. Nu žodžiu, vakare, kol kas tik tai tokios kojykės man asmeniškai nieko gero. Ant kiek čia 2-3 sliekų, nesuprantu, kaip taip suvalgo, bet sugeb. Nu va, toks laimikis šio vakaro. O, tai va, 11 karosų. Toksai didžiausias tai kokie, nu, 300 gramų gal. Delniniai tokie gražus iš tikrųjų. Smagiai pagaudam. Paleisim mes tos gražuolius pabiški visus. Aišku, čia nelabai gražiai paleisi juos, bet... Bet taip. Tai žodžiu. Kita žvejyba greičiausiai bus naktinė. Lydeko mailius nepavyko pasigauti, tai važiuosim per naktį su dugniniam gaudyti ir pasimatysim ten. Tai su jumis buvo kanalas Muskimba. Palaikinkit šį video, užprenumeruokit mano kanalą. Na ir iki kito karto.